Labas rytas. Lietus lyja. Kiekimės audros nebus. Čia damydžiai syba. Žinom, kažkokią paletės iškrauti reikia. O, kaip greitai užsikūrė. Oi, slagmatikas. Labą dieną. Gerai. Bet tos granulės reikėtų gal tada iš apačios ir ten ant kalniuko užvežti. Ant kalniuko. Ar galim pažiūrėti, ar kaip? Da, aišku. Jums čia visas reikės sunešti, ne? Jie visas reikėtų, ja. Tai ką, kombainas kaip ir... Nu, dar likę yra keletą vietelių, kur reikia tikrai patvarkyti. Sutvarkyta ta rankena. Su šitai čia greitis junginėjas, kur ir stumdosi pirmyn atgal. Niekas nebekliba. Nieko, pasikeitė diržas. Sietai susitvarkė. Paskui išvirinom skardas tenais, nes būna peiliukas nulekia, tai tada kiaurai duoda į tas skardas, kur nors ir prakerta ir tada visur apsipučia labai šiaudais. Tai reikia dar daviklį prijungti nuostolių, nes biški nepro ten buvo pajungtas. Naujas tas pasidarėm. Deflektorius. Čia naujas deflektorius irgi. Gerai tų juostų būna pasilikti visokių. Tai va praverčia kažkur. Tai dar likę yra šepetėlį, gal kas nors žino, kur šepetėlių gaut tam aplink ventiliatorių, kur sukasi visas. Reikia naujus sudėti, nes šiaudų galų prikrenta labai. Nu ką, žodžiu, lauks dabar išsivalymas paskutinės vietos sandėlį. Tai reikia išsivalyti visą salę, angarą, nes po keletos dienų atvažiuoja iš Kauno Grūdų išdezinfekuoti visą sandėlį. Kiekvienais metais dezinfekuojam nuo kenkėjų. Tarp kitko vieną kartą gerai, kad turėjom, tai tipo kažkokių vabalų alerado, nusintėm, kad dezinfekuotas sandėlės, ar ten kažkam reikėjo, ar maistui, miežiai ėjo ir nusintėm ir užteko to. Ir viskas, reikės čia liko įsišluoti, sandėlį vieną dieną tryse kaip ir prasivalėm, išsivalėm visur, visą kaušą dulkių privalėm per sezoną prisikaupusių. Tai dabar visur švaru. Švaru sezonui pasiruošta. Va.
švaru gražu. Važiuos, išpurkšiu, dezinfekuosiu. Ir bus super. Kas čia atvaro? Kas čia? Direktoriau. Gerai? Gerai išvalyta? Ką? Gerai? Nepagaus, ne? Nebuvau stumęs iš pradžių. Nebuvau nustumęs. O, masės vyla. Rūksta dūmai, rūksta dūmai. Gali ištrukti joje. Tik jeigu palauk paėsta, jeigu gerų daiktą. Eteriau. Tai žodžiu, kodėl mes šiandien kuriamės Belarusą? Dėl to, kad atvažiavo prie JCB krautuvo daryti nemažą technikinę. Reikia purkštuką pakeisti, reikia jau traukių angalius visokius, nu ten žodžiu viską pereiti, nes jau 9000 motovalandų, 8 gal su biškiu, gal 9 jau. Nu ir kaip ir vieni pirmųjų remontų tam teleskopikui, dar ten niekas per daug nedaryta, visur kliba jau, tai reikia pradėti judinti, nes paskui vienu kartu bus labai daug tada tvarkymų. Taip užsikursim frontalinį Belarusą ir eisim šluotis angarą, pabaigti angarą įsišluoti. Tu iš čia atsinešiai? Nu bandom, gal paim. Čia vien putekliai, žinok, viskas. Penkis vieną. Kur pyliai? Jisai klibo per šlitus. Ai, šitoje vietoje? Čia vietoje, šitą būtent. Ir jisai jaučiasi tik. Tai jeigu laiku nepakeitė už porą tūkstančių, vietai kiek jisai? Tai kardanas pats tai nėra brangus, pavadinkim, aš daug bijau pameluoti, bet gal 300 ten. Nu tai žodžiu 10 kartų brangiau. Tai jo, kardano nulūžus visų pirma iš šlangas, nutrauk dar kažką gali, bet tas, kad jisai klibavo, kad išklibino ir šitą, ir flanškai priekinį piltų. Žodžiu čia. Viskas aišku, kas čia buvo. Oho. Oho. Aš čia sakyčiau, kad čia tu ateik pažiūrėt. Bet čia
žiauriai laimingai viskas baigęs kol kas. O, vaikeli. Nu jo, čia labai laiku. Naujas purkštukas, tarpinės. Nu ką, teleskopą perėjo, tai pakeitė visus obolius, čia traukutes, nu žodžiu, kaiščius naujas, įvarės naujas, strėlę čia tvarkė irgi tuos, kad nejudėtų jinai, tai likę realiai yra visas priekis pervirint prie variklio, tarpinė nauja, išmetimo, po dangteliu nauja tarpinė, purkštukas naujas. Šitam rebokšlį, kur atsuka ventiliatorių kitą pusę, rebokšlis pakeistas. Nu, žodžiu, pamylėtas teleskopikas kaip reikiant. Galiai irgi pereita. Tai patikrinta buvo ta pavara dėl rebokšlio atidaryta, tai buvo labai laiku atidaryta, nes radom tą vieną varžtą, tai jį nupjaustė ir pakeitė kitu tik tais, tai labai laiku, va tas varžtas, pakeitė naują varžtą ir tiek, kardaniuką pakeitė naują, tiek va tų detalių, tik tais įdomu, kokia dydžio sąskaita bus. Nu, mes žiūrėsim. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspaust patinka, parašyt komentarą, užsiprenumeruot kanalą ir susitiksim kitose serijose. Iki.